Sveiki, aš esu muzikos mokytoja. Dirbu šioje klasėje ir labai džiaugiuosi šios klasės mokiniais. Turime vieną gabesnį berniuką, tai yra Geda, ir galvojame dalyvauti konkurse Kupiškyje. Jeigu mums pavyks, tai mes būsim labai laimingi. Aš esu Gedas, man 14 metų ir aš groju kibiru. O pavasarį važiuosim į Kupiškį groti su kibirais. Ten bus konkursas Kupiškį ir tikiuosi nugalėti. Turiu berniuką Eriką, kuris yra grįžęs iš užsienio ir čia tiesiog pabandė groti švilpynę. Jis pasidalijo mintimis, kad norėtų kada nors stoti į muzikos akademiją, o galbūt ateityje jam pasiseks ir užkariauti pasaulio sales. Mano vardas Erikas, man 13 metų ir aš mėgstu groti švilpynę. Kai man 6 metai buvo, aš pamačiau pirmą kartą švilpynę, aš nesupratau, kas toks buvo, bet kai grojau, man labai buvo įdomu ir jau nuo to 6 metai praėjo. Turime mokykloje ir išskirtinį talentą, turime Nidijų, kuris tikrai puikiai groja fortepijonu, yra laimėjęs ne vieną konkursą. Bet klasėse mes neturime dėja grojamų klaviatūrų ir dažnai norėdamas pagroti, Nidijus prieina prie pieštos klaviatūros ir tiesiog pabando padėlioti pirštus pagal natas. Aš esu Nidijus, jau groju su pianinu jau nuo 6 metų ir man labai patinka groti, planuoju stoti Šimkaus konservatoriją. Nėra pianino, tai aš tiesiog nusipiešiu ant lapo klaviatūrą ir repetuoju savo kūrinius. Tai antras instrumentas yra drėlė ir jeigu aš neįstosiu į Šimkaus konservatoriją, tai turėsiu likti prie drėlės.